Antram liudymui kviečiu Joną. Jonas, pavyzdžiui, iš Kauno. Pasveikinkim jį. Labas vakaras. Iš tikrųjų labai gera čia pirmą kartą. Mano vardas Jonas, man 42 metai, pats esu vedęs, turiu 2 mergaitės, pats verčiuosi nekilnojamo turto brokeriavimo ir taip įdomiai buvo su Dievu mano vaikystėje ir paauglystėje. Aš visada žinau, kad Dievas yra. Ir tokį vieną ryškesnį man įvykį jau kaip augi katalikiškai šeimoje, kuri pakankamai aktyviai praktikuojanti yra, kiekvieną sekmadienį būdavom bažnyčioje, tai man niekada nebuvo pati mintis ir idėja svetima, kad Dievas yra. Bet kas jisai yra ir kaip sakyti, su kuo jis valgomas, nežinojau. Tai pirmas toks prisilietimas ryškesnis man buvo 11 klasiai prieš katalikų mišias, prieš Velykas. Aš sukalbėjau poterius ir pasižiūrėjau pro langą ir taip apsiniaukė, lyja, sakau, Dieve, sakau, nugi tavo diena, sakau, jeigu tu iš tikrųjų esi, sakau, galėtum patraukti debesį nuo saulės bent 15 minučių. Ir vyko tada, atsimenu, tas velykinės mišios, vyksta pakylėjimas ir pro vitražą pradeda šviesti saulė pakylėjimo metu. Ir iki tol, kol mes, kaip sakyti, išdalinama komunija, palaiminimas ir išeiname, tai ir yra 15-20 minučių maždaug toks laiko tarpas. Ir aš taip įeinu, atsisėdu į mašiną ir žiūriu ir taip atrodo, kaip kažkokia nematoma ranka laiko debesį ir tas debesis grįžta ir toliau lyja lietus. Ir man tai buvo taip stipru, kad aš žinojau, kad man Dievas asmeniškai atsakė, taip kaip aš jo paprašiau. Aš visada žinojau, kad Dievas yra galingas Dievas. Aš niekad negalvojau, kad Dievas kažkoks, žmogaus lygio. Ne, Dievas yra Dievas, jisai galybė. Ir va šitoj vietoj ta visa galybė man ir atsakė. Ir taip, aš jau sužinojau, kad Dievas yra. Bet ką su juo daryti, nes, katalikiškai tradicijoje klausaisi ten tų pamokslų, tai jisai baudžia, tai jisai ten sako, daryk ne tą, daryk taip, daryk taip, tai bus gerai, bet dažniausiai ir vagi, ir pameluoji, ir dar kažką negero pradėjau daryti, kaip sakyti, tiek atsirado vakarėliai, merginos, tai va tada man visai nebebūdavo smagu žinot, kad Dievas yra. Nes tu kaip ir prisidirbai pagal tos parametrus, o visų tų, o ta nuodėmė tave traukia. Ir va taip pat aš 12 klasiai, taip atsimenu, irgi dar būdavo, kartais nueidavau į mišias, arba jeigu, sakysim, prieš kokį egzaminą nueidavau pasimelst, tai paskui iš viso viskas baigėsi, nes buvo toks momentas, kad aš kokį 10 metų taip aktyviai pasaulyje gyvenau. Man labai patiko pardavimas ir aš atsimenu, kad aš, kai suradau pardavimą, tik įstojęs į universitetą, antram kurse aš pradėjau dirbti ir tuo metu patapau pardavimų vadybininku ir man labai labai patiko. Tai galvojau, tai mano dalis, aš pagaliau radau, ko aš noriu būti. Ir aš buvau pardavėjas, man šitas tiko. Ir toje vietoje aš 10 metų tai pragyvenau. Treniravau save, kaip manipuliuoti, kaip apgauti, kaip priversti daryti sprendimą žmogų. Ir toje vietoje taip man atrodė, kad taip ir reikia. Taip ir reikia gyventi. Ir aš visą šitą bedarydamas atsidūriau tokioj padėty. Aš turėjau, kaip sakyti, savo pardavimų praktikoje, kad aš visada būdavau geriausias įmonėje arba antras.
Aš visą laiką padarydavau pardavimus, kaip sakyti, aukščiausiai. Bet per tai atsirado didelis išdidumas ir aš buvau tada labai pasikėlęs, 27-28 metų tuo metu, aš jau turėjau savo įmonę ir kai aš pradėjau tą veiklą, irgi kaip ir nuo nulio, grįžęs iš Anglijos ir pakėliau per ten metus laiko 100 000 litų tuo metu. Ir tai atrodė man gerai viskas ir toliau, ir kontraktai didesni, jau 200 000 kontraktus pasirašę esame ir važiuojame į viršų. Ir staiga aš padarau labai didelę klaidą. Aš už vieno kontrakto kaip ir atsilyginimą duodu kyšį. Ir iš manęs tarsi atrodo, kad jėga išeitų. Ir įeina tokia baimė ir drebulys. Ir nuo to momento prasideda tokia kaip paranoja, kaip panika, kaip nežinai, kas vyksta. Ir per 8 mėnesius viskas sugriūna. Iš planuotų 200 000 litų pelno, apyvartos tiksliau, ten pelno gal 100 000, bet ten tampa minusinis variantas, gaunasi per kažkurį laiką, ten apie kokį... ten 80 000 tokios gyvos skolos ir paskui dar yra palūkanos augančios. Tai ten finale su mokesčiai su visko apie 150 000 litų skola. Ir nežinau, ką daryti. Ir labai pasikėlęs, neinu pa žmonės klaustis, net toj situacijai aš neinu pagalbos ieškoti pa žmonės. Ir toje vietoje aš pradedu ieškoti atsakymų. O ieškoti atsakymų, kadangi ieškau išminties, kaip išsisukti iš savo situacijos. Ir einu per knygas. Ten visokios sėkmingos žmonių knygos, sėkmingi patarimai, kaip būti sėkmingu, visą tą sėkmę, bet ieškau išminties, kaip išsisukti. Ir kažkada dabar irgi čia buvo, pardavėm močiutės butą ir tenai radau aš tą knygų dėžę, ten bananinė dėžė sudėta tų knygų, kurias aš perskaičiau tuo momentu beieškodamas. Ir taip aš beieškodamas tarp tų knygų atėjau iki vienos knygos visų laikų turtingiausias žmogus. Ten žmogus dalinosi, kaip jisai pasinaudojęs Saliamono patarlėmis pakeitė savo situaciją, priėmė sprendimus ir padarė. Ir ten buvo 15 liudijimų, kaip jisai pasinaudojo tų patarlių išmintimi. Ir va toje vietoje aš galvoju, man šitos išminties reikia. Kaip tik žmogus tenai 600 000 skolos turėjęs, paskui išėjo iš to, galvoju, čia labai nebloga. Galvoju, Amerikoje jo, ten gal ir galima greičiau, žinai, bet ten Lietuvos mes čia kaip nors išsisuksim, žinai. Ir man jau tokia viltis atsirado, kad aš galiu išeiti, susitvarkyti su savo tom skolom, iš tų skolų. Ir tada aš skaitau toliau tą knygą ir gale autoriaus toks pažadas, sako, mielas skaitytojau, aš tau pažadu, jeigu tu susirasi Saliamono patarlių knygą ir skaitysi po vieną skyrių ir vadovausiesi ta išmintimi toje dienoje, tavo gyvenimas per metus laiko visiškai pasikeis. Ir aš sakau, geras, žinai, dabar. Ir aš užsikabinau, aš pats reklamos agentūrą turintis, tai šitas terminas, jeigu šiaip pasaulyje, nes aš tai žinau, kad ten man Dievas kalbėjo, šiaip jis vadinasi upsale, tai yra pardavimas po pardavimo. Reiškia, nusipirkai knygą ir tau pardavė dar vieną. Čia tokia technika yra. Ir aš galvoju, čia geras kablys, bet aš jau turiu, man reikia šitos knygos. Ir aš pradedu ieškoti ir niekur jos nerandu. Niekur Saliamono patarlių knygos atskirai išleistos nėra. Ir ką, aš ieškau į knygynus. Vilniuje tuo metu gyvenau, tai tada jau galvoju, knygynuose nėra, į Mažvydo biblioteką. Nueinu Mažvydo biblioteką, klausiu, nėra, sako, tokios knygos, žinai. Nėra, tai nėra, žinai, kažkaip tai po kokio 2 savaičių nustojau aktyviai ieškoti ir po dar 2 savaičių, tai buvo 8 metai, dar tėvukai turėjo tą laidinį telefoną
skambina brolis į laidinį telefoną, aš pakeliu ragelį palėvenėlėje ir sakau, klausau, Petrai, labas, žinai, o mes su juo nebendraudom, nes jisai buvo jau toksai prie Dievo, jam labai ten viskas rūpėjo, o aš visas toks pasaulyje, verslas ir reikalai, žinai. Ir jisai, aišku, ne manęs ieškojo, jisai pasakė, tėvukui perduok kažką ten, ir iš manęs iššoko klausimas, sakau, gal tu žinai, iš kur tą Saliamono patarlių knygą gauti, žinai. Jisai sako, sako, čia, švento rašto dalis. Ne, sakau, man ne švento rašto, reikia man Saliamono patarlių knygos. Sako, taigi šventas raštas sudarytas iš knygų. Ir viena iš jų yra Saliamono patarlės. Ir man tik tai, o jisai prieš 5 metus man buvo padovanojęs šventą raštą vestuvių progą. O aš kadangi, žinau, kad knyga tokia yra, viskas gerai su ja, bet bobučių pasako, žinai. Ir nors, praktikuojantis katalikas, mano supratime, taip, žinai, atrodo tas visas reikalas. Ir ką, aš jau, kai sužinau, kad tai yra būtent šventajame rašte, aš atsimenu, tada buvau kažkaip jam gražinęs tą šventą raštą, nes kažkaip supratau, kad ta knyga turi būti skaitoma, o aš pats neskaičiau. Ir aš tada gyvenau Vilniuje, jisai Kaune, nuvažiuoju iš Kauną, pasiemu aš tą šventą raštą ir sėdžiu kaip mėnulis laimingas, žinai, tai prasme, pagaliau radau. Dabar tai jau skaitysiu nuo krašto iki krašto, žinai. Atvažiuoju aš į Vilnių, žinai, atsiverčiu pradžios knyga, žinai, Dievas kūrė pasaulį, čia Adomas, čia, žinai, Abromas, viskas vyksta, žinai, įdomu, gerai. Toks romanas, vienu žodžiu. Paskui išėjimo knyga, žinai, irgi izraelitai ten vedami iš to, žinai, Egipto su ženklais, stebuklais, viskas liuk, žinai. Ir pakartoto įstatymą, žinai, o ten tie šaukštai, puodai, bliūdai, peiliai, žinai, man ten visiškai, ni pro kur aš ten pro juos, aš bandau skaityti ir nesiskaito. O taip tų patarlių norisi, žinai, taip tos išminties norisi. Galvoju, kiek čia įdomu iki jų liko, iki tų patarlių. Pasižiūriu, o ten pas mane tasai storas katalikiškas redakcija, kur ten su daug paaiškinimų, aš tai pasižiūriu, 900 lapų. Galvoju, neiškentėsiu, aš tik tai atsiverčiau, aš tada tas patarlės atsimenu. Perskaičiau jas vieno įpų ten tada ir šiaip nežinau kodėl, bet man iš karto atėjo vienas žodis, kad tai yra tiesa. Ir man niekas nesakė, bet aš iš karto atsiverčiau Evangelijas ir skaičiau ir apaštalų darbus. Ir tada man vienas, atsimenu, tokie žodžiai atėjo. Mano viešpačių viešpats ir karalių karalius. Nes kai aš skaičiau apaštalų darbus, man atėjo vienas žodis – tau atleista. Ir aš buvau prisimelavęs, bandydamas išsiskolinti tos pinigus, nes mano tos paskolos buvo su procentais, tiek iš tėvų, tiek iš tetos, tiek iš draugų, sakysime, ir toje vietoje aš jau savo negalėjau atleisti. Nes kai skambina skolintojai, aš meluodavau ir bandydavau prisiminti, ką aš melavau prieš tai. Ir būdavo tokia diena, kad tu ateini po darbo dienos, 12 valandų tu tiesiog miegi. Ir ant tiek buvau davarę savo sveikatą, kad buvo nervinis išsekimas ir depresija. Tai reiškia, o tai pas mane pasireikšdavo taip, kad tiesiog per kūną kaldavo mešlungis, kaip sakyt, traukuliai iki mešlungio. Ir būdavo po 2-3 mėlynės gali atsirasti ant kūno. Tai va tokioje aš būsenoj buvau ir man tas ateina tas žodis, tas atleista ir tada kaip kažkas restarto mygtuką paspaustų. Aš tik ir iš naujo. Ir turiu jėgų tiek, kad dirbu tą darbą, dirbu lygiai taip pat 12 valandų, bet užtenka 6 valandų išsimegoti, energijos perteklius, grįžtų namo pabūnu su šeima kokias 2 valandas, tada einu skaityti šventą raštą melstis nuo 10 iki 12, tada miegu, tada 6 keliuosi, 6 atsikėlęs skaitau raštą, meldžiuosi ir išvažiuoju, o darbo intensyvumas buvo taip nuo 1500 iki 3000 km į savaitę.
po 6 susitikimus į dieną. Ir tai buvo, ant ratų darbas. Ir aš tai žinau dėl to, kad aš išrašinėdavau sąskaitas, aš tikrai žinodavau, kiek kilometrų aš darau, nes man, tai už tai mokėjo pinigus, kai ir prezentuodavau. Bet tai buvo didelis džiaugsmas. Ir aš tada atsimenu, su broliu šnekuosi, žinai, aš jau įtikėjau, jau pradėjau šnekėti apie Jėzų, kad man atleista. O jo, sako, Jonai, tau reikia veiklių žmonių bendryje. Jo, sakau, kažką tu man buvai minėjęs, man tikrai įdomu, kur ten vyrai, žinai, renkasi, įtikėję vyrai. Ir aš ateinu, žinai, ir žiūriu, tada atsimenu irgi buvo Kryžiaus namuose Vilniuje ir ten toksai pusrusiukas ir paprasti vyrai sėdi, žinai, šnekasi bet atsimenu, kad dabar atsimenu labai stipriai, kai man didelį įspūdį padarė, kai pradėjo melstis vyrai. Kai pradėjo melstis, iš jų, aš pirmą kartą ir vienintelį kartą iš tikrųjų išgyvenau tą patyrimą, kad iš kiekvieno iš mūsų besimeldžiančių tokia kaip plana gija išeina ir susisuka, tokia kaip ir ant debesies stovi Jėzus. Ir aš tiesiog išgyvenu, kad jis čia. Ir tas buvimas, tiesiog visą keičiantis iš tikrųjų. Ir toje vietoje, man atsimenu, kaip sakau, dieviškos ekstazės ten būdavo. Žinai, aš tik ateinu ir aš tokį džiaugsmą išgyvenu. Paskui buvo toks labai įdomus patyrimas, po kokio 2-3 karto. Aš klausausi, šalia kažkas meldžiasi, irgi vyksta malda, bet meldžiasi nelietuviškai. Aš galvoju, bet aš kažkur girdėjau šitą. Man įdomu, kaip čia yra, galvoju, jis kaip ir nelietuviškai meldžiasi, bet man kažkodėl tai sava. O žmogus šalia manęs meldžiasi kalbomis. Ir paskui, kai aš už 4 mėnesių gavau šventosios dvasios krikštą ir pats pradėjau melstis kalbomis, man šventoji dvasia priminė, kad 7 klasėje per katalikų mišias, per sekmines, mes grįžom namo su broliu ir juokais, sako, klausyk, kažkokia pas mane kalba čia yra, sako, tu pažiūrėk, paklausyk. Ir jisai, aš irgi sakau, žiūrėk, ir mes taip kalbamės tarpusavį ir tokio džiaugsmo prisipildėm, bet nesupratom nei kas ten, nei kaip ten, nei su kuo tai valgyti. Bet tą prisiminimą Dievas parodė, kad įvyko tuo metu, tik tai, kai nebuvo kam kas paaiškina ir kad tai yra kažkokia dovana šventosios dvasios, mes nežinojom. Tiesiog buvo taip tarp mūsų, mes tokio džiaugsmo buvom prisipildę tuo momentu. Ir tada, kai jie pradėjo melstis šalia, man sava buvo. Aš galvoju, kaip įdomu, žinai, meldžiasi, o aš jau tai žinau kažkodėl tai. Ir tada taip irgi buvo, kad tas augimas prasidėjo tikrai veiklių žmonių bendrijoje. Aš esu labai dėkingas Dievui šitą organizaciją, kad buvo galimybė visam tam mano vyriškam ego būti sudaužytam paprasto liudijimo. Ne pamokslo, ne gražių kalbų, nes aš jų pats mokėjau, aš jums galėjau manipulacinių kalbų pripasakot kiek tik nori. Bet liudijimas, Algis, mes labai fainai kalbėjomės apie 30 metų veiklos, veiklių žmonių bendrijos. Kanal 10 Lietuva esame įrašę, tai tikrai jeigu kas turėsite galimybę, pažiūrėkit, bet man labai patiko vienas akcentas. Jisai taip pasakė, sako, liudijimas nei jis puola, nei ginasi, jis nuoga tiesa. Jis nieko nereikalauja, tu tiesiog girdi, kaip yra ir kaip buvo. Ir jeigu tau kažko reikia, tu iš to pasimokai. Ir aš daug labai pasimokiau veiklių žmonių bendrijoje, tiesiog iš paprastų, nuoširdžių Dievo darbų kiekvieno vyro gyvenime.